Sveiki, esu Ignas, teikiu miškininkystės paslaugas. Kaip tik šiandien vežioju sodinukus ir galvoju padarysiu tokią trumpą apžvalgėlę apie štai šį automobilį. Tai yra Suzuki Jimny 2004 berods metų modeliukas. Ne mano paties, kolegos. Numeriai yra, viskas tvarkoj, tiesiog gal kolega nenorėtų, kad ten kažkada atpažintų žmonės, jeigu ką, tai nusiėmiau ir truputėlį pasikalbėsim apie jį. Varikliukas 1.6 benzas. Variklis gaunasi tikrai toksai, silpnokas, nes pavyzdžiui, va irgi tokią priekabą traukti, tai jam yra reikalų iš tikrųjų, yra kas veikti. Gaunasi važiuojant 90, važiuojant 100 apsukos, tai prie 3000, tai labai, toks ir neekonomiškas turbūt gaunasi, nors variklis silpnas, labai garsas tada rėkia, visą kitą panašiai 5 pavarų greičių dėžė, tai ir kolega sakydavo, trūksta 6, norisi įjungti 6, o ten jo visiškai nėra. Garso izoliacija gal tokia irgi prastesnė, taip kai sėdi, tai taip atrodo, kad viskas ūžė tenais, kai važiuoja ant to paties 100 ir labai daug tada garsų gaunasi. Apie bagažinę gal biškelį. Tokia irgi, kaip ir vietos, bet kaip ir kukloka, kaip ir telpa ten kažkas susidėti, bet kažkokios matavimo lazdos ar kažką tai yra iššūkis. Pavyzdžiui, sėdynės, dėl šitos pertvaros jinai iš tikrųjų trukdo, bet komplektacijoje yra ir jos negalima išimti. Tai šita pertvara labai trukdo, kad sėdynė tokia gaunasi gan stati. Ir atvarai per pietus, nori mašinoj pavalgyti, panašiai norisi, ar paskrolint kažką, žinai, telefone, norisi biškelį atsilošti, taip tarsi pagulėti, čia nesigaus, čia viskas šitas trukdo, jo išimti negalima, viskas, sėdim ir viskas. Pats automobiliukas toks yra gana lengvas, pavyzdžiui, labai lengva jį judinti ir panašiai, tai reikia būti itin atsargiam ten visokiuose posūkiuose ir panašiai. Kai būna šoninis vėjas, tai irgi iš tikrųjų supa ir visa kita. Tai net nežinau, toksai automobiliukas, tai čia urėdijose, šitie inspektoriai, tokius vairuoja ir panašiai. Tokia japoniška Niva, vos ne galva taip. Esu tokį girdėjęs, ne pats aš galvojau pasakymą. Tai, nežinau, pavyzdžiui, aš tai nepirkčiau, aš tai irgi ir šito automobilio nerekomenduoju. Pavyzdžiui, kolega irgi tokių minusų įžvelgia ir pasako. Tai, bet tai yra ne mūsų automobiliai, tai yra įmonės, tai žinai, ką gauni, tuo ir džiaugiesi. Vis tiek automobilis buvo paimtas iš salono ir panašiai, visas naujas, tai smagu, žinoma, su nauju važiuoti, bet irgi tik 2 sėdimos vietos, žinai, garsas, ten tos apsukos, galios trūksta. Su tokiu į Palangą, žinai, nenuvažiuosi pailsėti. Miškam, tipo gerai, bet... dar gal norėčiau tada paminėti, kad ratai tokie irgi siauri, žinai. Tai įsivaizduok, kad važiavai kažkur į kažkokią pusnį, ratai neplatus, tai kas, tu ir eini tiesiai ir sėdi. Gal pliusas tas, kad tokia aukštoka, tai jeigu reiks atsiklaupti ir sulopę tą biškelį pasikasėt, tai ne tas pats, kas ten, žinai, kokioj lengvajam automobiliui tą patį daryti. Tai bet šiaip tai nenorėčiau, nerekomenduočiau tokio pirkti. Irgi praeitam klipe irgi iš ko neveikiau savo Subaru, bet jeigu reiktų rinktis Subaru ar šitas, tai Subaru 100%. Nes irgi kai buvo mintis pirkti šitą automobiliuką, tai viršininkas irgi atsiklausė, gal aš norėčiau pasikeisti ir
Subaru atiduoti naujam atėjusiam kolegai, o gauti naują automobilį iš salono, tai va šitą Jimny. Bet nesakau, Subaru aš pasilieku, pasiskaičiau, kas per automobilis ir man netiko. Bet ką žinau, čia aišku reiktų ir skirtingų nuomonių išgirsto, pavyzdžiui, kokių pačių tų inspektorių, nes jie tai ten visi ten turbūt su tokiais, ne tokiais pačiais, bet nu ten irgi Suzuki ir labai labai panašus. Gal jie kažką kitaip pasakytų, gal čia labai jiem patinka, labai čia geras nusisekęs modelis ir užginčytų. Tai va. Nu, tarkim, jeigu ir jūs kažkas turit, ir čia aš kalbu nesąmonės iš jūsų požiūrio, iš jūsų pusės, nu tai galit pakomentuoti kažką, kokie šito automobiliuko pliusai ir ką aš ne taip pasakiau. Tai va, o šiaip tai teikiu miškininkystės paslaugas, tai miškotvarkos projektai, biržių atrėžimas, valksmų, ašinių linijų sudarymas, valksmų tarpuvalksmių tūriavimas, sklypo tūrio nustatymas. Tai jei kažkam reikės, tai bus description'e e-mailas, parašykit ir sutarsim. O dabar iki.